Ne, realiai tai be abejo. Ar pasidėsi ant soliukų, klausimas? Dar nespėjai, nei jėgų prarasti nieko, tiesiog tas maistas dar yra net civilizuotas iš Lietuvos atsivežtas sprendė, tai... Simas iškėlė. Simas išėjo. Negaliu palauk. Palauk, aš turim tie. Gerai, dar aukštas pagaus. Čia. Nenorit smarkiai? Drąsiai nenori. O čia juodą daryti jam? Kažkok taip tepti ir viską. Aha, būtinai. Nu, nedarykit Hitlerio ūsą. Ne. Tiesiai yra, kad per dantis perėsi. Darbas bus geras. Žinai ką? Ir dar Tik į blogą mes einame. Nu štai, netrukus prasidės pirmoji Robinzonų prizo rungtis. Nu štai, netrukus prasidės pirmoji Robinzonų prizo rungtis. Pirmasis visų trijų komandų šansas pagerinti savo gyvenimą saloje. Žaidimas sudaro dvi dalis. Rasto nešimas ir kliučių ruožo įveikimas. Nugalės ta komanda, kurios paskutinis žaidėjas skirs finišo liniją pirmasis. Pirmoji prizo rungtis. Sveiki, Lietuvos Robinzonai! Sveiki, iš tikrųjų visų pirma noriu pasidžiaugti jūsų gražią vėliavą, kiek supratau, čia jūsų draugas Zigmas. Titonas Zigmas, jūsų penktasis komandos narys. Gerai, bet kokiu atveju, aš manau vis tiek turit prisipažinti, kad jau šiek tiek pralkot. Ar ne taip? Taigi dabar yra puikia proga, rungtis tai yra puikia proga pakeisti situaciją. Nes laimėjusi komanda tikrai turės labai puikių dalykėlių pagerinti savo gyvenimą, savo gyvenimo sąlygas salose. Bet kovot reikės visiems drauge, kaip komanda. Pradžioj turėsit nešt rastą, jį pastatyti ant gale, dvi greičiausiai tai padariusios komandos, aš tikiuosi, kad jūs būsit jų tarpe, patenka į kitą etapą, ten labai sudėtingas labirintas, labai sudėtingos sąlygos, bet aš manau, kad jūs galų gale nugalėsit, nes patikėkite, prizai yra tikrai teisingi ir verti pergalės. Beje, laimėjusi komanda netgi turės galimybę pasirinkti maistas ir naudingi jums daiktai ar paslaptingoji dėžė. Įsivaizduojat. Taigi šiaip ir taip, ar pasiruošę pirmoji rungtyje nugalėti? Taip! Dar kartą, ar pasiruošę nugalėti? Taip! O dabar aš matau, kad pasiruošę. Sėkmės. 1, 2, 3, startas! Jūs pralaimėjote pirmą etapą, bet dar nepralaimėjote rungtis, tai aš manau, kad jūs pasistengsit, jūs patenkant į antrąjį etapą ir sėkmės jums, Lietuva. Ačiū. Uusman Ivo.
Gatavību. Start! Yra pirmosios rungties nugalėtojai. Tai Lietuvos komanda ir dabar jūs turite nedidelį pasirinkimą. Jūs jau nugalėtojai, jūs nugalėjot pirmą prizo rungtį. Jūs galite pasirinkti tarp maisto plus geri labai naudingi daiktai, tai yra vienetas ir paslaptingosios dėžės. Niekas nežino, kas ten yra. Gal geresni, gal blogesni dalykai, gal tai, ko jums beprotiškai reikia, gal ten yra, aš nežinau kas. Jūs tiesiog turit pasirinkti. Gerai, maistas ir... Maistas ir Maistas maistas. jo daiktai. Jūs renkatės maistą, bet jūs gailėsitės. Ten Nesvarbu. nebesvarbu, ar gailėsitės. Ne, bet mes žinosim, kad turim užtikrinti. Tikrai turim, nu. Gerai, Moteris sako, tai taip. gerai, einam. Čia ir čia, prašau, į šitą vietą. Čia visi stokit. Su vėliavytė į priekį, kad vėdelis neužstotų. Gerai, mylėjai. Štai jūsų iškovotas prizas. Čia yra ryžiai, čia yra konservai, lempa, nakčiai vaisiai ir beprotiškai gaila, kad jūs atsisakėt šitos dėžės. Na, šita dėžė galbūt, tai būtų šiek tiek maisto, jūs tikrai dabar busit palepinti, bet šita dėžė būtų jūs išgelbės. Tai, kas yra joje, būtų išgelbės labai ilgam laikui. Aš nežinau, aš negaliu sakyti, tai yra paslapčių dėžė, bet ką padarysi, jūs pasirinkot, tai yra jūsų, imkit. Čia pasitraukim gal truputėlį atgal, nes tu ateis kita komanda. Tadam! Maistelis. Gerai. Niam, niam, niam. Kaip pasakyti, mes nugalėjom. Kiti kompanija. O, maistelis gerai. Jėga! Maistelis irgi veikia, žiūrėkite, ugnelė laukia mūsų. Valgyti. Jo. Ragaujam, kaip tas skanu. Alų ragaujam. Ko nereikia daryti. Veikia mūsų. Simbolis tas. Oi, Zigmutė, tu mums padėjai šiandien. Oi, gerai. Ryžiai. Kiek daug ryžių. Fantastika. Fantastika. O Nu ką? kas čia? Sardinės. Ai, Tomatų padažė. Vaisiai, vitaminai. Gerai, jo. Lūtis čia labai tinka dabar, Nu. žinote. Kimbam. Tai yra skanu. Relaksas. Nu. Geras dalykėlis tie vaisiai pasirodo. Fantastika. Pergalės skonis, viešpatė. Koks jisai saldus.
labai vyrai kovingi, jeigu nebūtume ten susikovę su tais estais. Ne, jeigu estai nebūtų puolę, mes būtume žymiai paprasčiau ten išėję į tą Jo, finalą. teisingai, jie Noras, nustumė. noras, noras pergalės, noras. Jo, svarbiausia, kad... Mes norėjom, norėjome, taigi mes mes gavom. galėjom. Jau buvo pastatytas, jie Jo, buvo išstumė, ne, nu negražiai, aišku, patys pirmi pradėjo, bet gerai, kad kovoja, o būtumėt nekovoję, Jo, ir būtų skaityk ir jiem viskas, viskas. būtų jie laimėję. Mes be ne, jūsų šaunuoliai. nebūtume to padarę. Ne, nu tai mes prilaikėm, bet Man atrodo, kad nuo pat pradžių buvo taip, reikia laimėti ir nesvarbu. Mūsų kas esmė buvo pastebėjot, mesgi išbėgom beveik paskutiniai, bet mūsų kojos Tvirtos. ne, tai į pergalę ir atnešė. aplenkėm. Taip pasakau, Nu, kojos nu. į pergalę ir Čia atnešė. nesvarbu, kiek jėgo, žinai, kiek ten ko. Žinai, kad reikia laimėti ir Dedam viskas. ant žemės Ir gal baigta. tą. Žiūrėjau, kaip per tą jau, žiūriu, jie neatsivė, galvoju, ramiai pereinam, nenukritę, mes laimėjom. Labai Ir dabar protingai jau jaučiu, kad jau laimėjom. nepasidavė emocijom, kad pirmiau, Jo, jo. kad greičiau, žinai, taip labai tvarkingai. Labai Nu, gerai. tiesiog malačiai kokie. Rimas galėtų šiek tiek daugiau pasisaugoti savęs, nesižaloti be reikalo. Metras iki viršaus galvojau, kad jau viskas. Atsiprašau. Jisai nori būti viršūnė, o jeigu jisai liks vienas, jisai moteris kaip po šakom savo pasidės ir tiesiog po tai va. Rytoj žadinsim savo gyvuliškai pradą ir ėsim žarnas. Aš turiu tikslą, man reikia laimėti. Aš noriu laimėti.